Sveiki, mėlyjei. Su jumis esu aš, Tadas Supranas. Ir šiandien oficialiai pradedu savo projektą Kaip uždirbti pinigų. Mano tikslas yra padėti visiems, kurie norės užsidirbti arba padidinti pajamas nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių litų. Kaip žymus visame pasaulyje mokytojas Zig Ziglar yra pasakęs: gyvenime gali turėti viską, ką panorėsi, jei tik padėsi pakankamai žmonių gauti tai, ko nori jie. Aš tuo tikiu. Ir taip pat tikiu, kad mūsų kartu laukia didelė sėkmė. Mintys, kaip uždirbti daugiau pinigų, mano galvoje pradėjo suktis jau pirmajam kurse, kai įstojau studijuoti ekonomiką Vilniaus universitete ir iš Panevėžio persikėliau gyventi į Vilnių. Norėjau ne tik studijuoti, bet ir studentauti, tūsintis ir kitaip linksmai leisti laiką. Ir galiu pasakyti, kad man tai pavyko, nes pradėjau dirbti naktinėme klube ir po to dar tapau didžėjumi. Organizuodavau labai linksmus ir aistringus vakarėlius ir kartu su visais dar per juos smagiai šėldavau. Dariau tai, kas patinka ir dar už tai gaudavau pinigus. Apie pinigus visai galėdavau nesukt galvos, nes jų visada turėdavau. Tačiau atėjo krizė ir auksiniai laikai baigėsi. Pabaigiau studijas, grįžau į Panevėžį ir pradėjau dirbti pagal specialybę. Ir tai galėčiau pavadinti vieną iš sunkiausių laikotarpių, nes iš linksmo ir nerūpestingo gyvenimo turėjau surimtėti, pradėti kelti 6 valandą ryte ir keliauti į darbą. Taip pat turėjau išmokti gyventi iš mėnesinės algos, kai anksčiau tiek per vieną savaitgalį gaudavau. Taip pat labai skaudu buvo palikti Vilnių ir jame gyvenančius draugus, nors tas atstumas ir nėra jau toks didelis. Kai vienos durys užsidaro, kitos durys atsidaro. Svarbiausia, kas man nutiko grįžus į Panevėžį, tai kad čia aš radau savo gyvenimo meilę. Ir ji tapo mano žmona. Taip pat susitvarkiau savo sveikatos problemas, apie kurias ir kaip susitvarkiau aš galėsiu papasakoti savo kitose video. Pradėjau rimčiau žiūrėti į gyvenimą, planuoti. Netgi radau įdomią, naudingą ir perspektyvę veiklą, papildomai prie darbo. Pradėjau keistis pats ir kitos durys atsivėrė. Supratau, kad jei esu aš toks, kuris galvoja, ieško ir nori užsidirbti daugiau pinigų, tikrai atsiras ir daugiau tokių. Bent jau vienas kitas tai tikrai. Kartu yra žymiai lengviau ir greičiau siekti bendrų tikslų. Taigi, mėlyjei, toks buvo trumpas projekto Kaip uždirbti pinigų pristatymas. Tikiu, kad kyla klausimų ir aš būtinai pasistengsiu juos atsakyti savo kitose video. Praneškite, jei jums tai yra įdomu ir galėsime kartu siekti finansinės laisvės. Jau kitame savo video pakviesiu į seminarą Kaip uždirbti pinigų 21 amžiuje. O dabar pagalvokite, kiek norėtumėte uždirbti? Ką už tos pinigus pirktumėte? Kur keliautumėte? Kaip patys jaustumėtės tiek uždirbdami? Ir kaip jūs žiūrėtų jūsų artimieji ir kiti žmonės? Aš parodysiu, kaip tai galite pasiekti. Tikiu, kad esate nugalėtojų pusėje, nes jei nugalėtojai kažko nori ir siekia, jie niekada nepasiduoda. Ačiū už dėmesį. Su jumis buvo Tadas ir projektas Kaip uždirbti pinigų. Šį projektą rasite internete kaipuždirbtipinigų.lt, taip pat facebook.com// Kaip uždirbti pinigų ir youtube.com Kaip uždirbti pinigų. Laikinkit, dalinkitės ir prenumeruokite. Iki.